Labą dieną visiems, su vasario 16 visus, ties, kurie šiandien žiūri penktadienį, tai su vasario 16, jeigu žiūrit vėliau su praėjusią vasario 16, bet visi suprantam, kaip taip svarbu ir ypač dabartiniam kontekste, ar ne? Tai šią laidą aš noriu padaryti truputį kitokią, nei įprastai mes su jumis darome, tai nebus klausimai atsakymai, juos padarysime truputį vėliau, kitomis savaitėmis, nes klausimų vis dar kaupėsi, tai jie niekada nesustoja, ar ne? Šią laidą aš padarysiu truputį kitam kontekste. Internete pamačiau laidą, kurioje jinai vadinasi 33 minutės su Artūru Anužiu. Ir joje dalyvavo istorikas Robertas Petrauskis. Ir jie diskutavo apie geopolitiką, apie besiformuojančią naują pasaulio tvarką, apie Rusiją, Europos silpnumą. Tai aš norėsiu aptarti, kodėl aš truputį tai įsivaizduoju, truputį kitaip ir kame čia yra kontekstas. Buvo ganėtinai įdomu, jeigu nematėt, pažiūrėkite, aš įdėsiu nuorodą apačioje. Ir šį laidą pabandykime paanalizuoti tai, ką ten mes girdėjom ir kokie būtų mano akcentai to, ką aš būčiau papildęs ir kaip aš žiūrėčiau į tai, kai kurie kampai man pasirodys truputį kitokie, nei aš išgirdau argumentacijoje. Kodėl ši laida ir kodėl šie argumentai? Tai susijęs su tuo, kad, jūs žinote, aš parašiau knygą Pasaulio pabaigos istorija, kurie ir pasakau iš tuos dalykus, apie kuriuos yra kalbama. Man, tiesą pasakius, nemalonu, kad tai vyksta, bet iš tos pusės malonu, kad mes vis daugiau turime šitų debatų, vis daugiau žmonių pradeda suprasti, vis daugiau žmonių pradeda girdėti, nes patikėkit, kokius 2,5 metų aš važinėjau po Lietuvą, išmaišiau Lietuvą, pristatinėdamas. Tos knygos kontekste būna tartum pristatymas, bet realiai aš važinėjau ir pasakoju, šituos dalykus, kaip baigėsi senoji pasaulio tvarka, kas yra naujoji, nes problema Lietuvoje yra, kad pas mus nėra supratimo. Kai mes prisijungiam prie vakarų pasaulio, išbėgom iš Sovietų Sąjungos, mes priimam tai kaip natūralų procesą ir mes įsivaizdavom, kad tai tiesiog mes prisijungiam prie natūralaus tarptautinių santykių ir politikos konteksto, kad tai yra natūralu, Europos Sąjunga natūralu, NATO natūralu, kad Europa tokia, kokią mes dabar jam kritikuojam, yra natūralu, Jungtinės Amerikos valstijų lyderystė yra natūralu ir visi kiti dalykai, Rusijos vaidmuo, kad ten Kinija kažką ten gamina ir čia jie nieko labai nenori, kad viskas tai yra natūralu. Ne, tai nėra taip. Mano pagrindinis knygos argumentas ir buvo, kad tai yra konstruktas. Paradoksaliai tai yra konstruktas, jeigu skaitėt, kurį sukonstravo lietuvis, litvakas. Tai turbūt įtakingiausias visų laikų litvakas, apie kurį mes Lietuvoje visiškai nieko nežinom. Tai važinėdamas po Lietuvą aš mačiau, kad ganėtinai sunku prisišaukti žmonių širdis, dėl to, kad jiem tai atrodo dar prieš kokius 2 metus, 1,5 metų, iki karas Ukrainoje, aišku, labai tai pakeitė, kad tu tada pradedi, žmonės gavo tam tikrą šoką, jie bando suprasti, kas šiandien darosi. Tai prasidėjo visai kitas kontekstas, bet visgi tas pasaulio tvarkos globalumo mastas, jisai buvo sunkiau valgomas. Ir dabar mes vis daugiau turim laidų, kuriuose apie tai kalbama ir man tai labai rezonuoja. Dėl to aš norėjau tą tiesiog papildyti. Taigi, aš remsiuos argumentais, ne argumentais, o tezėmis, kuriuos ponas Artūras Anužis išdėstė po laidos savo Facebook paskyroje ir galbūt tiesiog papildydamas, kai kur pateikdamas savo atskirą požiūrį ir galbūt tikiuosi jiem tai susiklausys. Gerai? Važiuojam. Šį kartą taip. Taigi, pirmas argumentas, kuris buvo išsakytas, jei pažiūrėsime į paskutinius 100 Europos 100 metų, Europa yra beviltiška, ji neturi nei valios, nei galios, ji paskutinį kartą stipriai kariavo pirmajam pasauliniame kare ir paskui visą laiką bijojo kariauti. Tai viena tik tai pastaba, antras pasaulinis karas man irgi švelniai tariant, ir ne tik pats karas, bet ir tai, ką darė Vokietija, klausimas aišku, kiek Sovietų Sąjunga ir Europa, ką darė ta šalis, kokių dalykų vyko ne tik karo frontuose, bet ir su žydais, su kitais, švelniai tariant, tai rodo, kad Europa turi valios. Klausimas yra valios kam. Ir čia pagrindinis mano akcentas. Kai mes įsivaizduojam Europą, mes į ją žiūrim bevalę ir tokią, apie nieką. Ir tai mes sakom, kodėl jie nepabunda.
Tai aš noriu, kad būtų suprasta, kodėl jinai nepabunda ir kodėl jinai yra jos nebandoma pabudinti iki paskutinio meto. Ir kodėl to bijojo visas pasaulis. Tai jeigu jūs pažiūrėsite Europą, jeigu jūs atsiversite ir prisimenat savo istorijos vadovėlius, jie visada yra apie karą. Kas būdavo Europą, tai datas, kurias mes kalame istorijoje, tai visada apie karą, kažkokias technologijas, dar koks nors vienas bičias prikala kokias nors 95 tezes. O realiai karas. Ir Europa yra Europos sienos, Europa yra gimusi kare ir karu mintanti. Jos progresas visada buvo karas. Karas tiek to, ką mes dabar vadiname šalimis, nes jos atsirado netaip ir seniai, ir karas tarp religijų, karas religijos viduje ir panašiai. Mes visą laiką kariaujame. Ir savo kare europiečiai rodė, kad mes esam pakankamai žiaurūs. Švelniai tariant žiaurūs. Mes to nepastebime. Europiečiai turi vieną tokią labai gražią savybę savyje, kad praėjus trumpam epizodui, kažkokiam katastrofai, kurioje jie sudalyvauja, praeina 2-3 savaitės, jie viską užmiršta, žiūri tyromis akimis ir sakė, oi, čia aš iš viso ne prie ko, neprisimenu, ar taip iš tikrųjų buvo. Tai su mumis tas yra. Mūsų šalių sienos, kiekvienos šalies siena yra kitos šalies praktiškai strateginė giluma. Ir mums svarbu, kas vyksta kitur, nes tu nežinai, ar tai ilguoju laikotarpiu, netgi vidutiniu laikotarpiu gali pradėti kelti grėsmę tau. Ar ne? Todėl mes labai jautriai žiūrime ir visa Europa labai jautriai žiūri, kas ten vyksta kitur, ar jie per daug nestiprėja, nes jų stiprėjimas sąlyginis reiškia mano silpnėjimą. Sąlyginį. Ir visi tie dalykai susideda. Ir Europa iš esmės, buvo tokia. Mes esam, kai mes kur nors savo tą valią kariauti nuneždavom kitur, visi springdavo, visi pamatydavo, kad wow, šitie yra gerai trenkti. Tiesiog mes patys save traktuodavom, kad mes esam kažkoks apšvietos stebuklas, kur visi mūsų laukia ir mes nešam kultūrą ir visus gražius dalykus. Kiti retai taip galvodavo, nes kai mes atvažiuodavom, būdavo daug kraujo. Tai tą mes iš tikrųjų turim. tą mes turim ir viduje, su kitom tautinėm bendrijom, paklauskit žydų ir ne tik per Antrą pasaulinį karą ir panašių dalykų. Na, mes suprantam, mes vartom istorijos vadovėlius ir ten labai daug nutylėtų dalykų. Tiesą pasakius, aš dabar labai įdomią knygą skaitau apie lyginis nukreipimas, apie taip, kaip istoriją pasaulio traktuoja musulmonai. Aš jį artimiausiu metu rekomenduosiu ir įdėsiu į Gudrycus. Tai yra fantastinis dalykas ir skaitai, kaip buvo kryžiaus žygiai ir, na, tai yra fantastika, kai tu skaitai iš Europos pusės ir iš jų pusės. Aišku, tiesa, sakykime, gal kur nors per vidurį, bet, na, tai yra fantastika. Mes esam europiečiai fantastiniškai žmonės, iš tikrųjų. Ir dar vienas svarbus faktorius, kad mes nesugebėjom niekada apsivienyti. Kokia nors Kinijos imperija, kiti dariniai, jie sugebėdavo apsivienyti, jie sugebėdavo tą savo, įniršį nukreipti arba kitur, arba kitą plotmę. Mes pasiekėm tiek, kiek pasiekėm, mes turėjom labai daug kolonijų, mes buvom pasaulio užkariautojai, jau kokius 500 metų, ar ne, tai grubiai, tai visa tai buvo pasiekta dėl to, kad mes technologiškai mokėjome kariauti geriau negu kiti ir tai ėjo iš mūsų tarpusavio įniršio vienas kito atžvilgių. Ir kas vyksta? Mes neapvienyti, mes mokam kariauti, ateina Antras pasaulinis karas. Ateina Antras pasaulinis karas ir Jungtinės Amerikos valstijos, kurios įsitraukė ir kurios yra kartu su Sovietų sąjunga nugalėtojais Antram pasauliniam kare, jos sako, užteks. Užteks su šitais, ką su jais daryti, kaip jau biški šitą pomėgį kariauti pabaigti. Ir jie sukūrė tokius darinius, kuriuos mes po to jau išsiritulioja į Europos Sąjungą, NATO, bet visa tai iš esmės buvo vieni pagrindinių tikslų, jų buvo atimti iš mūsų žaisliukus kariauti, atimti iš mūsų valią kariauti, iš esmės politiką, rimtąją saugumo politiką, išimant iš mūsų dėmens. Jungtinės Amerikos valstijos sako,
toj teritorijai, kurie nėra aneksuota Sovietų Sąjungos, jinai sako, žiūrėkit, jūs būkit mūsų sąjungininkai, baikit čia tarpusavį kaltis kaip maži vaikai. Savo brolžudišką karus visada kariauti ir savo energiją nukreipkite į kūrybą, statymą, į diskusiją Europos Sąjungos formate, metu bendrijos, vėliau Europos Sąjungos, kokios turi būti agurkų formos parduotuvėse, o viso kito pasirūpinsim mes, nes kai jūs kariaujat, tai, to truputį yra per daug. Ko aš to noriu pasakyti? Kai mes kritikuojame Europą, kad jinai yra bevalė, tai jinai bevalė tam ir padaryta, kad jinai nekariautų. Čia yra paradoksas, kurį mes turime visi savyje suvirškinti. Mes mokam kariauti. Geriau negu turbūt dauguma pasaulio. Bet ar pasaulis nori ir mes patys to norim? Čia yra klausimas. Kad pabudinti pas mus tai, ką mes visą laiką savo istorijai turėjom. Čia yra didysis klausimas ir ta forma, kurią ponas Petrauskas sako, ta 100 metų mūsų bevalės, jinai buvo mums pridėta. Tų, kurie nugalėjo mus, Jungtinių Amerikos valstijų ir Sovietų Sąjungos. Dabar, po biški, keičiantis pasaulį, Jungtinių Amerikos valstijom išeinant, mes galėsim pakalbėti apie Jungtinių Amerikos valstijų interesus šitam žaidime, čia bus kitas kontekstas. Ir Sovietų Sąjungai, ir Rusijos imperijai sugriuvus, mes vėl grįžtam ir mes žaidėme šitą žaidimą iki neseno, mes galėjome nekariauti, nesiginkluoti, nes buvo Jungtinės Amerikos valstijos, kurios labai daug metų pačios mus vakcinavo, nes jos žinojo, kokie mes esam. Tame tarpe ir mes lietuviai, ar ne? Mes turim tokių įdomesnių tiek karžygiškų žygių, tiek, mes žinom ir kitų problemų, kurios buvo. Taigi, galbūt eikim prie kito punkto ir jisai atsakysime toliau, ar ne? Nes nežinau, ką čia dabar greituoju būdu papildyti. Antroji tezė. Mes visą laiką kalbame apie vakarus kaip kažkokią vieną daiktą, kaip Amerika ir Europa yra viena bendra euroatlantinė civilizacija. Bet šitame kare aiškiai vyksta lūžis, po kurio sulūž viskas ir pirmas lūžis, kuris ruošiasi tik, tai yra Amerikos atsitraukimas nuo Europos. Du faktoriai. Kodėl Amerika atsitraukinėjo nuo Europos? Ji formuoja geopolitinę salą, tai yra labai aišku, Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika. Tiesą pasakius, jeigu jūs pažiūrėtumėt Trumpo politiką, jinai ir labai šiuo atveju labai daug sakanti. Kai atėjo Trumpas, jisai nutraukė dėrybas TTP ir TTIP, transatlantinio ir kito susitarimo. Jis tiesiog nutraukinėjo bet kokių susitarimų galimybę su likusiu pasauliu, bet vieną tarptautinę sutartį jis labai prie jos dirbo, tai buvo viena pirmųjų, dėl kurios jisai pradėjo stengtis ir tai buvo praktiškai dėl kurios jisai padėjo labai daug pastangų, tai buvo NAFTA susitarimas. Atnaujinant susitarimą su Kanada ir Meksika, peržiūrint sąlygas, bet tuo pačiu metu ir stiprinant šitą alijansą. Nesvarbu, kas prezidentas. Trumpas tuo labai smarkiai irgi rūpinosi. Tai ką mes matom? Jungtinių Amerikos valstijų politinis elitas, ką jisai daro. Jis kuria geopolitinę salą. Jisai supranta, kad, žiūrėkit, ne tai, kad mes atsitraukiam dėl to, kad mes norim, mes tiesiog negalime patraukti viso pasaulio paskui save. Mes tai suprantam. Ir ne dėl to, kad mes susilpnėtumėm ir mes būtumėm silpni. Ne. Yra problema su skola, struktūrinės problemos, susiskaldimas visuomenės, korupcija, žiauri korupcija. Man jie yra labai korumpuota šalis Jungtinės Amerikos valstijos šiuo metu. Labai daug dalykų, identiteto ta krizė, kurią jie išgyvena ir visi kiti dalykai. Nes iš esmės tai yra apie identitetą ir labai daug dalykų, kurios jie, krizės, kurios tiesiog susiplaukia į vieno, apie ką mes. Dėl to aš tai vadinu tai, ką išgyvena Jungtinės Amerikos valstijos, identiteto krize. Taigi, jos atsitraukinėja dėl to, kad sąlyginai auga likęs pasaulis. Likęs pasaulis auga dėl to globalizacijos, kurią sukūrė Jungtinės Amerikos valstijos.
Po Antro pasaulinio karo Jungtinės Amerikos valstijos kūrė pasaulio tvarką, kuri buvo jai naudinga kovoti su Sovietų sąjunga. Taip? Tai atnešė sėkmę, jie nugalėjo. Bušas vyresnysis jau tada sako, kad žiūrėkit, mums reikia naujos pasaulio tvarkos. Jisai kalba jungtinėse tautose, jis kalba apie New World Order. Ir dar dabar konspirologai pasigauna ir sako, New World Order yra pasakyti žodžiai. Tai jisai kalbėjo apie naują pasaulio tvarką. Bet jisai pralaimi rinkimus Clintonui, ateina sekantis prezidentai, kuriem tai vis mažiau rūpi. Trumpas buvo to kulminacija, Bidenas dar daugiau yra atsitraukinėjantis prezidentas. Tai, ką jis daro su Europos pramonė, yra labai žiauru. Sąlygos, kurias jisai pasiūlė europiečių pramoniai, krausysis tenais, yra labai geros ir jisai susirbė. Jisai siurbė iš Europos labai didelius projektus. Lietuva asmeniškai nukentėjo, keli labai dideli projektai buvo labai arti Lietuvos, milijardiniai, ir jie nuplaukė, nes Jungtinės Amerikos valstijos tiesiog jiem paskambino, sako, žiūrėkit, ar jūs norite ten į Europą kažkur tai su brangiais ištekliais ir kitais dalykais, žiūrėkit, pas mus yra, mes jums duosim sąlygas, energetika pigi ir visi kiti dalykai. Lietuva tame kontekste yra smarkiai nukentėjusi. Tai pinigai tenais bėga, ir tenais bėga pinigai, ir tenais bėga saugumas. Ta prasme, kad likęs pasaulis mato, kad viskas po biškį pradeda degti, ar ne? Ir tu kaip tame meme, ar ne? Kur ten sėdi tas šuniukas ir sako ten, it's fine, ar ne? Visa tai vis daugiau panašiai ten, o ten yra geopolitinė sala, kur yra saugu, kur yra pigi jauna darbo jėga Meksikoje, kur yra žiauri rinka Kanados su Jungtinėm Amerikos valstijom. Ir jie sako, kalbam, žiūrim, ateikit pas mus. Paskutinė bambagyslė šiuo atveju buvo skalūnų technologijos. Jeigu prisimenat, kaip mes visi šventėme, kad atsirado skalūnų technologijos, dabar, Rusijai pabaiga, bet lygiai taip pat pabaiga tai reiškia ir kokiai nors Saudo Arabijai. Ir lygiai tai buvo paskutinė bambagyslė, kurį Jungtinės Amerikos valstijas rišo su pasauliu. Nes jie mato, kad Sovietų sąjungos nebėra, Rusijos imperijos ta forma nebėra, ir tai tampa vis daugiau europiečių problema. Kodėl mums tai turi rūpėti? Rusija netokia stipri, kad jinai grasintų mums, kaip tai darė Sovietų sąjungos forma. Ir problemos, kurios vyksta Europoje, reiškia, kad europiečiai ateis pas Jungtinės valstijas, sakydami, žiūrėkit, padėkit mums. Ne sakydami, kad jūs privalote mums kažką padaryti. Ne. Dabar europiečiai eis ir sakys, žiūrėkit, mes norime jums duoti tą, pirkti iš jūsų tą, tam, kad jūs mums padėtumėte. Ir tai yra visai kitokios dėrybos. Jaučiat Trumpo gaidelę? Jaučiat. Tai viena ar kita forma tai vyksta. Be Trumpo tvitų, jeigu Trumpas laimi, jisai vėl gali tai daryti tvitais, bet iš esmės tai apie bendrą supratimą pasaulio. Tai Jungtinės Amerikos valstijos daro tokį atsitraukimą. Taip, tai yra nebe tą pačią erdvę. Koks yra faktorius apie mus? Jungtinės Amerikos valstijos supranta, kad jom reikia sąjungininkų. Jos puikiai supranta, kad vienos jos neištems. Jos vis tiek turi labai daug interesų pasaulyje ir tuos interesus jinai gali projektuoti tik tai kartu su sąjungininkais. Nes skirtumas yra, tu nebeturi tokios galios sąlyginės. Mes vis daugiau gyvenam pasaulyje, kad mes suprastumėm, kur Indonezija bus didesnė ekonomika negu Vokietija. Mums tai neįtikėtina girdėti, bet taip, Indonezija greit bus didesnė ekonomika negu Vokietija. Ir Indonezija tada lygiai taip pat sakyti, o kur mano vaidmuo? Ir panašus dalykai. Ir tada Indonezija klausia, o kas tu toks? Ir panašiai, ir to vis bus daugiau. Sąlyginiai vidutiniokai, jų galia sąlyginai auga visų kitų atžvilgių. Dėl to, kai sako, čia Lietuva nieko, ne apie tai. Lietuva labai daug, nes vidutiniokai tampa svarbus žaidėjai. Jie gali pradėti primetinėti darbotvarkę. Jie gali būti aktualūs. Anksčiau tai galėdavo sauliaisti tik tai kelios elitinės šalis. Ir taip vyksta visame pasaulyje su visais procesais. Pažiūrėkite, kas sporte darosi, ar ne? Vis daugiau mažiukai ten gali kasti didiesiam, dabar staiga visi moka žaisti krepšinį. Jeigu ten Lietuva paskutinį kartą, kai man buvo žiauru,
žiauriai skauda ir aš visą naktį nemegojau, tai buvo, kai Lietuva pralaimėjo čempionatą, kai dar Sabonis buvo ir Jasikevičius jaunas ir pralaimėjo Čekam ir pasojo Ispanam ir iškrito iš čempionato. Tai man buvo paskutinė mano krizinė vasara, kalbant apie krepšinį. Tai mažiukai vis labiau geba įkasti didiesiam. Ar ne? Ir tai yra ne tik sporte, kaip pavyzdį paėmiau, bet ir visoje didelėje geopolitikoje. Ir skalūnų technologijos buvo paskutinė bambagyslė. Dabar, kas vyksta su mumis šitam kontekste ir kalbant apie mūsų gebėjimą atsiskirti ir būti atskirų darinių. Naujas pasaulis, kuris formuojasi, nes dabar bus bevaldystė, realiai pasaulio tvarkos bevaldystė. Ir iš esmės dabar, esu ne kartą apie tai minėjęs, iš esmės dabar kova vyksta dėl dirbtinio intelekto. Dirbtinis intelektas nulems, kas bus naujos supergalios. Ir dirbtinis intelektas bus vienas pagrindinių faktorių nulemiant naują pasaulio besiformuojančią tvarką. Kaip atrodys naujoji pasaulio tvarka. Ir čionais yra Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija iš esmės. Technologijos, big data ir panašus dalykai, visi tai, kas svarbu dirbtiniam intelektam, yra tenais. Europos tenais nėra, mes nesame žaidėjas tame klausime. Ir tai reiškia, kad mūsų rolė naujame pasaulio tvarkoje, taip jinai iš esmės judės link dviejų pasirinkimų. Arba mes esame mažas lopinėlis Eurazijos žemyne, arba mes esame Jungtinių Amerikos valstijų priedėlis. Tokia, žinot, istorija nesikartoja, bet jinai rimuojasi. Ir mes vis labiau panašėjam į senovės Graikiją, kai atsirado Roma. Ar ne? Senovės Roma, galybė visom prasmėm ir kažkur dar Graikijos kultūriniai dalykai, kur ta pati Roma dievina ir ten visiems gražu, Paryžių nuvažiuoti, Londoną, bet tai yra daugiau apie, gražų laiko praleidimą, istoriją ir gražus pastatėjai istoriniai, tai ne apie ateitį. Bet tokia yra didžiausia grėsmė, kad mes tampame muziejumi pasauliui. Čia yra, jeigu mes nepradedam iš tikrųjų, labai smarkiai ir mikliai spręsti tuos klausimus dirbtinio intelekto, saugumo ir visus kitus. Čia yra didžiausia grėsmė, kad mes tiesiog neįšokam į tą traukinį ir mes liekame kolonijoje. Tada taip, tada tai galima bus traktuoti įvairiai, ar mes esame tiesiog sąjungininkai ir Jungtinių Amerikos valstijų, ar tiesiog nedidelis priedėlis ir tada tas kontekstas, apie kurį kalbėjo Robertas Petrauskas, skamba taip, kaip jisai skamba. Bet Jungtinės Amerikos valstijos renkasi, čia svarbu pasakyti, Jungtinės Amerikos valstijos labai aiškiai renkasi naujuosius sąjungininkus. Jie to nebetraktuos kaip Europa, sakykime, Europa yra mūsų sąjungininkai. Jie Europoje rinksis taškus, kurie jiem yra aktualūs, svarbus ir kurių sąjungininkų buvimas jiem užtikrina, projektuoja jų galią. Ką aš turiu omeny? Imkime Daniją. Jeigu Danija yra tavo sąjungininkas, tu gali kontroliuoti Baltijos jūrą. Danija yra labai svarbi šalis Jungtinėm Amerikos valstijom. Pridėkim čia kokią nors Grenlandiją, ne? Tada mes turim Turkiją. Turkija, kurios pagalba tu gali kontroliuoti labai daug dalykų Europos apačioje, ar ne? Tai bet kokiu atveju Jungtinės Amerikos valstijos niekaip negali paleisti, kas tai bebūtų Erdoganas ar kas, tiesiog jos supranta, naujai besiformuojančiame pasaulyje Turkija bus geopolitiškai super svarbi šalis. Ir panašiai žiūrint, tada supranti, kad Jungtinės Amerikos valstijos taip renkasi savo sąjungininkus ilgalaikius naujame pasaulyje. Tie, kurie nekelia daug galvos skausmo, kaip dabar Turkija, pavyzdžiui, yra Švedija. Švedija yra, turi savo finansinę sistemą, turi savo karinę net pramonę. Iš dalies tai gerai ir blogai, dėl to, kad tai nekelia galvos skausmo Jungtinėm Amerikos valstijom aprūpinti jiem ginklus, bet iš šitos pusės tai kelia skausmą, kad jie nepirks, jie nedarys didelių užpirkimų, nes Švedija turtinga šalis. Ir panašiai kontekste. Tai jie tiesiog renkasi šalis. Ir šitam kontekste klausimas, ką Lietuva gali pasiūlyti. Ir mūsų aiški artikuliacija dėl Kinijos, dėl kitų dalykų, buvimas
labai aiškiu sąjungininku yra šitam kontekste. Mes norim būti politiniam elitum aktualūs, rodant, kad mes suprantam godas, kuriuose jūs esat, ir atsiformuojasi naujas pasaulis. Ten mes galim būti jums mažiau aktualūs, nes gali tai būti jūs sakyti, tai jūsų galvos skausmas, bet žiūrėkit, mes jūs labai palaikom dėl to. Ir tai verčia juos, galbūt pažiūrėti į mus kitaip. Mes ne priedėlis, mes esam jūsų sąjungininkai. Ar ne? Tai va, o jungtinėm dar vienas svarbus faktorius, Jungtinėm Amerikos valstijom išeidinėti šito pasaulio yra labai labai pigu. Praeitą savaitę mes su jumis kalbėjome, buvo klausimas ir aš tiesiog kaip pavyzdį pasakiau jums. Lietuvos eksportas ir Lietuvos priklausomybė, Lietuvos pramonės nuo to, kas vyksta pasaulyje, ypač Vokietija, yra apie 75%. 75% dalykų mes eksportuojam ir tai priklausomi nuo to, kas vyksta pasaulyje. Jungtinės Amerikos valstijos eksportuoja ten 8%, kažkiek tai. Jų priklausomybė labai maža. Įsiveža jie dar kažkiek 8 ar ten 6. Reikia žiūrėti, nuo metų priklauso, bet tas procentas vis mažėja. Skalūnų technologijos anksčiau ar vėliau, ten yra ekonominiai paskaičiavimai dalykai, nes tai yra privatus verslas, ne valstybė. Bet tai yra laiko klausimas, kai jie bus labai dideli gamintojai ir netgi eksportuotojai, jie galės savo tai leisti. Ir tai iš esmės keičia dinamiką. Anksčiau jie turėjo žiūrėti, kas vyksta Saudo Arabijoje, kad ten saugiai plauktų laivai, dėl to tu prižiūri, dėl to Jungtinės Amerikos valstijos investavo labai daug pasaulyje, prižiūrint jūras, vandenynus ir visus kitus dalykus. Dabar jiem, jūs pastebėt, kad, sako, jeigu reikia, tai taip, mes važiuojam, lyderiaujam, bet žiūrėkit, Europą irgi tegul atplaukia, pasižiūri, kas ten vyksta, dėl tų naftos tanklaivių ir panašiai. Tai to mes matysim vis daugiau. Jungtinės Amerikos valstijos turės galimybę atsitraukinėti, nes jie labai mažai realiai pririšti prie likusio pasaulio. Čia daugiau per finansus ir kitus dalykus. Per pramonę, per gamybą tai yra žymiai mažiau. Trečias punktas. Rusijos, Kinijos, Irano ir Šiaurės Korėjos tikslas yra nuversti Amerikos tvarką, pastatyti Europą į kampą ir kad daugiau jie nebevadovautų, kaip jie galėtų vadovauti ir jie nesustos, nes pajuto, kad Amerika silpnesnė, nei jie įsivaizdavo. Ir taip, ir truputį papildant. Dėl to, kad čia yra viena pagrindinių mano temų, knygos tezių, apie kuriuos aš kalbėjau. Kinijos prisijungimas prie pasaulinės tvarkos, kuris vyko prie Kissingerio, 70, iš pradžių buvo pingpongo diplomatija, tai buvo dar su Mao Zedūnu, nes Mao Zedūnas ieškojo prieėjimo prie Jungtinių Amerikos valstijų, nes Kinija matė, kas vyksta su Japonija, jie matė, ką Jungtinės Amerikos valstijos su savo pasaulio tvarka, kurią suformavo lietuvis, beje, labai svarbus faktorius. Mes vėl padarėm visam pasauliui paslaugą, mes sukūrėm pasaulio tvarką, kuri veikia taip efektyviai. Ir Kinija, komunistinė Kinija mato Taivaną, mato Japoniją ir mato Pietų Koreją. Ir mato taip pat Šiaurės Koreją, kur nėra Jungtinių Amerikos valstijų. Ir jos sako, velnias, aš ir noriu taip pat. Ir tuo pačiu metu iš kitos pusės jie mato išprotėjusius rusus. Ir jie pradeda diplomatiją su Nixonu, su Kissingeriu, kad pradėtų artėti. Mao Zedūnas iki galo dar negali perlaužti, bet po jo visos savo logikos, tai jisai tai daro prie stalo, bet tik tai Mao Zedūnui numirus, sekantis iš karto prisijunginėja prie pasaulio tvarkos. 79 metais yra pasirašomas susitarimas, Jungtinės Amerikos valstijos sumažina tarifus kinietiškom prekiam, tai ir nusiunčia signalą Jungtinių Amerikos valstijų verslui, kad žiūrėkit, čia yra milijardinė rinka, beveik tuo metu milijardinė rinka, investuokit ten, statykit fabrikus, vežkite į pigią darbo jėgą, naudokitės ir vežkitės į Ameriką prekes. Ir Kinija tampa tuo, ko jinai tampa. Būtent Jungtinių Amerikos valstijų ir Kissingerio pagalba. Tai buvo padaryta tik tai jo vieno susitarimo pagalba. Tai nebuvo niekada joks Kinijos stebuklas. Tai buvo tik tai Jungtinių Amerikos valstijų rinka gaunant technologijos. Kodėl tai padarė Kinija? Kinija matė pavyzdį ir Kinija suprato vieną dalyką. 3000 metų Kinija žaidžia su barbarais. Likusiu pasauliu, kuris nepriklauso Kinijos kultūrai, pavadinkim.
Kinija tai traktuoja, barbarus. Jie laiko juos barbarais, nes jie tiesiog, ne pas imperatorių yra nusilenkę ir jie tiesiog nesupranta to džiaugsmo, kurį teikia Kinijos imperatoriaus saulė. Taigi, ką tu darai su barbarais? Barbarus tu skaldai, kad jie neapsivienytų ir neateitų pas tave. Jeigu barbarų nesigauna nugalėti ir jie ten pradeda skverbtis ir visai kitai dalykus, jeigu yra per stiprus, tu su jais tiesiog susijungi. Ir tai buvo padaryta. 79 metai vakarai tai sutraktuoja kaip pergalę. Kinija tai niekada netraktavo kaip pralaimėjimo. Jinai sakė, gerai, mes prisijungiam prie šitos pasaulio tvarkos tam, kad gautumėm iš jos tai, ko mums reikia. Tai yra technologijos ir kapitalas. Viską tai jinai gavo. Viską tai jinai susirinko, pasimė, vakarai patys jam atnešė. Lenino frazė, kad kapitalistai patys parduos mums virvę, ant kurios mes juos karsim, yra šiuo atveju absoliučiai tinkanti, kurią aš vis laik naudoju. Ir mes vakarai šiuo atveju tiesiog sunešėm jiem viską, ko jiem reikėjo. Panašį modelį vėliau pabandė padaryti Sovietų sąjunga. Sovietų sąjungoje 82 metai visą tai, kas vyksta pasaulyje, mato KGB, vienintelė efektyvi organizacija likusi Sovietų sąjungoje, kuri turėjo prieigą prie informacijos tiek šalies viduje. Jinai suprato, kad viskas eina paskui tą dabar tanką, paskui tą laivą, kuris skendo. Jie matė, kad viskas tiesiog skęsta. Niekas nebetiki, ekonomikai beviltiška ir panašus dalykai, kad jie tiesiog eina dugnan. Ir jie lygiai taip pat matė, kas vyksta aplink pasaulyje. Ir jie matė Kinijos pavyzdį. Ir jie pabando padaryti perestroiką. Švelnios formos, toks perėjimas prie kapitalizmo, liberalizavimas. Bet iš esmės tai nesuveikė, jie nepaskaičiavo KGB vienintelio faktoriaus, tai yra tautinės valstybės. Jinai pradėjo griūti, bet tai buvo ganėtinai kontroliuojama griūtis. Bachuriukai susirinko, pasiliko savo visus pinigus ir Rusijos imperija, nes kas yra Sovietų sąjunga, tai yra Rusijos imperija, ta pati tik kitų pavadinimų. Tai Rusijos imperija, kuri dabar vadinasi Rusijos federacija, jinai išliko. Jie išsigelbėjo palyginus maža kaina, nes tai galėjo būti žymiai blogiau. Jie galėjo pralaimėti, skilti žymiai daugiau ir atsitikti su jos žymiai didesnės katastrofos. Tai jie išgyveno ir jie tada nuėjo Kinijos keliu. Jie sako, žiūrėkit, mes tampam atviri, neškit mums kapitalą ir technologijas, o mes jau čia su jumis padraugausim. Vakarai tai ir pradėjo daryti, nes buvo daug kur užsidirbti, suprantama, ir nesvarbu, Putinas, Xi Jinpingas, kas tai bebūtų, tai yra apie šalies interesus. Jie žaidė šitą žaidimą. Ir šitą žaidimą jie žaidė iki 2008 metų. 8 metai yra riba. Ir čia labai reikia suprasti, riba. Kai sakom, kad Jungtinės Amerikos valstijos silpnesnė ar kas, tiesiog 8 metais vakarai nusiuntė signalą likusiam pasauliu. Vakarai parodė, kad jie yra pažeidžiami. Iki to laiko tai buvo neįsivaizduojama. Vakarai nustatinėjo darbotvarkę ir jie buvo tie, kurių žaidimo taisyklėmis gyveno likęs pasaulis. Norėjo jie to ar net norėjo, nes jie vienaip ar kitaip būtų vakcinuoti. Sankcijas tu įvedė ir ten to šalies nelieka. Realiai, dabar įvedi sankcijas Rusijai ir žiūrėkit, situacija, ekonomika auga. Aišku, ten visai kiti dalykai, ten ekonomika auga dėl karinės pramonės, viskas ten mesta. Ir čia nėra modelis tvarus, bet jeigu tu kuri valstybė, kuri tik tai skirta kariauti, ne tik su Ukraina, tai čia labai ganėtinai tvaru. Nes tai yra ne apie ilgalaikius dalykus, bet čia yra problemos mums. Taigi, jie gauna tai, ko jiems reikia ir ateina 8 metai ir jie atsidaro tos pačius laikraščius, kurį mes skaitom. Economist, Financial Times, Wall Street Journal, jie skaito, velnias. Tai čia pasaulio pabaiga, tai čia vakarai nieko, tai čia viskas kapitalizmui. Kapitalizmui vakarietiška forma. Ir jie patys dar daugiau patikėjo mūsų spauda negu mes patys, kad viskas. Tas pasaulis, kuriame mes gyvenom, baigėsi 8 metais. Vakarai priėjo tą formą, priėjo liepto galą. Kapitalizmas priėjo liepto galą, liberali demokratija priėjo liepto galą. Labai daug dalykų priėjo liepto galą. Ir jie pradeda žaisti savo žaidimą. Kinija atsiveria
savo interesus, jie sako, žiūrėkit, mes panašu jau didžią dalį to, ką mes galėjom pasimėm, tai mes dabar jau parodom, kad mūsų interesai yra visai kitokie, jum pamojuojam, jūs esat pririšti prie mūsų, žymiai mažiau nei mes prie jūsų, todėl jūs darysit taip, kaip mes nustatinėsim. Ir Rusija kita prasme, per energetinius išteklius, per kitus irgi yra prisirišus vakarus. Ir mes turim situaciją, kurią turim. Jie gali tai sau leisti ir jie gali sakyti, kad šita pasaulio tvarka mums nebetinka, kai jūs nustatinėja darbotvarkę. Paradoksaliai, jie nenori jo sugriauti iki galo, nes tai yra pasaulio tvarka, kurie padaro juos turtingais. Kaip sakiau, Kinija stipri ir turtinga tik tai vakarų dėlka. Kinija savaime be vakarų pagalbos, neturint tos pasaulio tvarkos, kuri buvo, 3000 metų buvo, aš atsiprašau, bet ubagų kraštas, kur turtingai gyveno tik tai imperatoriaus dvaras ir tie, kurie tuo metu buvo ministrai aplink imperatorių. Visi kiti, nors tai buvo 25% pasaulio ekonomikos BVP, per visus 3000 metų, jeigu žiūrėti, buvo skylė. Tas pasakymas, Kinas gyvena už saują ryžių per dieną. Jis buvo teisus. Ir tai buvo 3000 metų iki 1979 metų, kai Kinija pasiprašo į vakarus, prie vakarų pasaulio tvarkos. Dabar pjaunami tą gyslą. Jie tiesą pasakius pjauna ir save. Iš dalies jie tai supranta. Bet jie tik tai jų išgyvenimo klausimas. Jie sako, geriau mes nukentėsime, bet mes nebūsim su vakarais, nes tiesiog vakarai mus kultūriškai ir kitaip suvalgys. Tai yra grėsmė mūsų egzistencijai, lygiai taip pat su Kremliu. Putinas supranta, kad jisai gali būti labai turtingas ir Rusija turtėti dėl visų išteklių, kuriuos jinai parduoda vakaram, bet jinai supranta, kad jinai neišgyvens naujam pasauliu. Kur klausimai bus sprendžiami dirbtinio intelekto, kitų dalykų, kas mes esam dirbtiniam intelekte ir visur kitur. Tai yra tam tikra kultūrinė sklaida, kai jaunimas augantis nori teisių, nori kitų dalykų ir jie visada tikrai ateis, pradės to reikalauti. Tie seni žmonės, kuriais aš galiu manipuliuoti, galvoja, Putinas, jie ilgai negyvens. Ir jisai tiesiog kovoja su nauja realybė. Jie bando tą vakarų nešamą, nes vakarai neša ne tik technologijas ir kapitalą, bet ir tam tikrą kultūrą, laisvės kultūrą. Tai va čianais jau yra problemos, kurios jie net gali įsileisti, nenori įsileisti visai kitaip. Dėl to jie riboja internetus ir kitus dalykus, nes jie nenori tos vakarų kultūros. Jie nori tik tai mūsų pinigų, kad mes pirktumėm jų prekes ir jie nori mūsų technologijų. Tai Rusijos imperija, dabartinė forma, jinai siekia savo tikslų, tiesiog išgyvenimo tikslų, tuo tarpu Kinija turi labai aiškų tikslą. Va čia Kinija, kai sako, kad jie stato naują pasaulio tvarką. Tai visos tos šalis realiai, pavyzdžiui, Rusija, Kinija, Iranas, Šiaurės Korėja, jos turi visiškai diametraliai priešingus interesus. Jas jungia tik tai vienas dalykas, jom reikia, jos turi nugriauti vakarus, kad mes nebūtumėm tie, kurie nustatinėja žaidimo taisyklės. Jie nori nustatinėja žaidimo taisyklės, bet interesus jie turi priešingus. Rusijos ir Kinijos interesai yra labai priešingi. Jie nemėgsta vienas kito, jie vienas kitų nepasitikė. Tai buvo visa istorija ir taip yra dabar. Dabar jie sėdi kartu, pasirašinėja sutartis, draugystės, šypsosi vienas kitam, vien todėl, kad jie turi vieną bendrą priešą, mus. Kitu atveju jie išsibėgiotų per 5 minutės. Nes Rusija ir Kinija, diametraliai priešingi interesai yra. Tai Rusija sprendžia savo išgyvenimo klausimą, tuo tarpu Kinijos imperija, jinai sprendžia pasaulio dominavimo klausimą. Pasaulio dominavimo net yra pasirašyti pas juos, tai yra komunistų partija. Komunistų partija turi vieną tikslą - išlikti valdžioje visą likusį laiką. Ir jinai parašus aiškiai programoje. 2049 metai, kai bus 100 metų, kai Čiang Kai-šek pabėgo į Taivano salą, į Formosą, tada tapti pasaulio galybė numeris 1, ta, kuri nustatinėja pasaulio tvarką. Ta, kuri pasako, kas yra gerai, kas yra blogai, kaip turi būti. Pasaulio tvarka
Gali būti kokios jungtinės tautos, jos apie nieką ar kitus dalykus, bet žaidimo taisyklės turi nustatinėti jie. Kinam tai yra ne kažkoks naujas suformavimas, jiem tai yra grįžimas prie jų natūralaus supratimo pasaulio. Toks jis buvo tūkstančius metų. Likęs pasaulis, kurį jie žinojo, važiuodavo jiem nusilenkti, jie gaudavo už tai dovanų iš imperatoriaus ir tiesiog tokiu būdu nusilenkdami jie pasako, taip, mes esam jūsų vasalai, jūs esate saulė, viskas labai gražu, mes atsiduodam jūsų pasaulio tvarkai. Ir jisai pasakydavo, dabar važiuok, va čia tau dovanų ten, ir dabar važiuok pas save, tu esi jau mano pasaulio tvarkoje. Jeigu reikės, aš tave pakviesiu. Čia kaip per kokį Cosa Nostra, ne? Ir taip jie supranta pasaulį. Tai prie tokio pasaulio jie nori grįžti, kuris važiuoja į Kiniją, nusilenkia jiems ir jie pasako, kas čia dabar bus vienoje ar kitoje vietoje ir vienoje kitoje situacijoje. Kaip rodo naujas Šilko kelias, tai labai susijęs su tuo, kad jie tiesiog nusirptų tą šalis. Nes tos, kurios patenka į jų įtaką, pažiūrėkit, kuri čia yra sėkmės istorija. Nei vienos šalies sėkmės istorija. Tuo tarpu kaip Jungtinės Amerikos valstijos su jos pasaulio tvarka, jinai gali pasakyti, žiūrėkit, tai, ką aš sukūriau, buvo super sėkminga. Kiek pasaulio pakilo iš skurdo, kiek šalių tampo labai sėkmingomis, mūsų sąjungininkai visi buvo labai labai turtingi ir gyveno geriausius periodus savo gyvenime ir taikiausius periodus savo gyvenime. Tai Jungtinių Amerikos valstijų tvarka buvo tokia. Kinijos tvarka, aš neįsivaizduoju, kad jinai būtų gera. Aš įsivaizduoju, kad tokiom šalim kaip Lietuva, tokio vidutinio tokio dydžio, su tokiom kaiminystėm, pasaulio tvarka, kurioje nustatinėja Kinija, tiesiog vietos nėra. Tai aš sakiau prieš 2-3 metus ir aš galiu taip pat pasakyti dabar. Jeigu pasaulio tvarka nustatinėja, jinai turi sąjungininkę Rusijos imperiją ir kokios čia vietos mums, ar ne? Toliau. Mūsų tėvai gyveno sunkiau, bet karo nematė. Nes mes karo nematėme. Mūsų vaikai iš viso neįsivaizduoja, kas yra karas. Mes gyvename pasaulyje, kuriame nėra kalbos apie išgyvenimą, vienintelis klausimas, kaip čia gyventi geriau, kaip čia gyventi patogiau, tad nebėra valios gintis prieš agresorius. Tai čia vėl patvirtina tą mūsų ankstesnę tezę, apie ką kalbėjom, kad pasaulio tvarka, kuri buvo sukurta po Antro pasaulinio karo, jinai buvo super efektyvi. Stebėtinai efektyvi visom prasmėm, tiek ekonominė, tiek saugumo. Ir buvo užmirštas karas kaip toks. Aišku, kažkur čia buvo Jugoslavija, bet tai buvo daugiau multikai, ar ne? Ir ten koksai Irakas, bet tai buvo daugiau naujienos per CNN, daugiau teorija. Dabar mes matome visiškai naują dalyką. Ir tai yra dėl to, kad Jungtinės valstijos, jos, jų interesai keičiasi, jom nebeapsimoka išlaikyti viso šito žaidimo ir jos sako, jeigu norit, apsimokėkit, ateikit pas mus su pasiūlymais, ką jūs galit pasiūlyti, viena ar kita prasme. Ir tai ir gerai, ir blogai. Turbūt gerai, kad mūsų seneliai galėjo nematyti karo, mūsų tėvai galėjo nematyti karo, mes galėjom nematyti karo. Iki dabar. Tai turbūt ta tvarka buvo ganėtinai nebloga. Jinai baigėsi, taip, bet tai baigėsi, bet kuri logika, bet kuri pasaulio tvarka vienai par kitai baigėsi. Čia labai yra gera Ray Dalio knyga, nauja. Vėlgi, kas domisi šitom temom, The Changing World Order. Jūs galite tai susirasti ir internete, yra Ray Dalio, šitą knygą jisai sutraukė YouTube filmuką, labai paaiškina paprastai, apie ką yra kalba ir kokie faktoriai tave padaro pasaulio galybę, kaip susiformuoja pasaulio tvarkos ir kaip jo žlunga. Tai pakankamai taip gerai sudėliotas labai darbas. Tai pažiūrėkit bent jau YouTube būtinai filmuką. Pabandysiu nepamiršti įmesti nuorodą, reikia pasižymėti, kad jums įmesčiau nuorodą pačioje YouTube'e. Taip, tai ir taip mes jį matysim, nežinau, ta prasme, viena ar kita forma mes jau matom tą karą, ar ne?
Čia klausimas dar kitas aspektas. Ar liberali demokratija geba išgyventi naujais laikais? Liberalios demokratijos išgyvenimas dirbtinio intelekto epocho, kuris ateina, man iš viso kelia labai daug klausimų. Dėl to, kad aš sunkiai įsivaizduoju, kaip liberali demokratija gyvens epochoje, kuris bus valdomas, kur kiekvienas turės savo atskirą pasaulį. Kai aš augau ir jaunystėje, tai jūs įsivaizduokite, aš gyvenau pasaulį, kuris buvo sudėtas, mano naujienų pasaulis buvo Lietuvos rytas arba Respublika. Na taip, tai yra, aš įsivaizduoju, kokią traumą vaikystėje turėjau. Bet iš esmės visa šalis gyveno vienoje ar kitoje paradigmoje, ar ne, arba Lietuvos ryto pasaulyje, arba Respublikos pasaulyje, Tomkaus Kliedesių pasaulyje. Arba ten su kuo išgėrė kavos Vainauskas ir kas ten parėmė Lietuvos rytą. Tai toks buvo pasaulis, bet jisai buvo struktūrizuotas. Žmonės gyveno toj pačioj paradigmoje. Dabar mes turim socialinius tinklus ir mes daugiau vis gyvenam skirtingose paradigmose. Dirbtinio intelekto epochoje mes gyvenam kiekvienas savo gyvensim paradigmoje, kurią mums duos dirbtinis intelektas, kuris mus tiesiog labai gerai pažindamas, geriau negu mes patys save pažindami duos tai, ko mes norim. Ir tai iš esmės bus informaciniai narkotikai, kurie mus maitins ir mes kiekvienas gyvensim savo kokonę iš esmės informaciniam. Ir liberali demokratija sunkiai galės išgyventi šitą epochą. Bet čia, atsiprašau už lyrinį nukrypimą mano. O dabar mes gyvename epochoje, kur liberaliai demokratijai, kuri nepritaikyta tokiem dalykam. Europos Sąjunga, sakykime, ir liberali demokratija savaime, jinai nepritaikyta tokiem saugumo iššūkiam, ilgalaikiam kariniam konfliktam. Čia ne tame, kad žmonės nori ar nenori. Tiesiog atėjus karo metai, tu turi turėti lyderystę, pas kurią tu eitum. Ar buvo daug demokratijos ir kitų dalykų, sakykim, kai atėjo Čerčilis ir jisai tiesiog pasakė, darysim taip, ir tiesiog po kitose rinkimuose Čerčilis pralaimėjo. Aš atkreipiu dėmesį, žmogus laimėjo Antrą pasaulinį karą. Ir buvo super didvyris, dabar jam statomi paminklai, bet vis pirmose rinkimuose, kurie įvyko, jis buvo nuneštas į vienus vartus. Tai klausimas, ar liberali demokratija apskritai geba atsakyti šiandienius iššūkius. Ir aš galiu atvirai pasakyti, aš visada buvau įsitikinęs, kad interneto amžius ir visi kiti dalykai nupūs autokratus, dėl to, kad informacijos plėtra, gebėjimas prieiti prie informacijos ir tiesiog juos nupūs. Ir kas atsitiko, autokratai žymiai geriau išmoko tuo pasinaudoti. Jie žymiai geriau išmoko tuo pasinaudoti, manipuliuojant visuomenę. Liberali demokratija to nemoka ir jinai nėra atspari, jinai negeba atsakyti šiuolaikinius iššūkius tiek saugumo prasme, tiek propagandos prasme. Žmonės yra maitinami visiškais kliedesiais. Ir tai ne tik tai ten Rusijos propaganda ar kas. Mes, pavyzdžiui, imkim mūsų šalį. Mes neturime normalaus debato. Šalies viduje, aš esu 3 metai politikoje, aš nedalyvau nei vienam ir negirdėjau iš tikrųjų gilios, rimtos diskusijos apie ką nors. Aš bandžiau prisiminti, aš neprisimenu, žinot, gal jūs man pasakysite. Aš girdžiu visada ir aš pats dalyvauju ir girdžiu, myliu, nemyliu. Tai ir ne argumentuose diskusija. Aš žinau, kad jeigu aš ten atsinešiu skaičiukus, pasakosiu, tiesiog mane pakas, man tiesiog neturėsiu aš laiko jų pristatyti, nesakys, žiūrėkit, nėra laiko, dabar mes norime, jūs pasakykit, ir ten kokią nors emociją mes ir tau primes tokį naratyvą. Ir tu negali sėdėti debatuose, iš esmės. Mes neturim debatų. O kai tu neturi debatų, tu negali statyti jokios liberalios demokratijos. Iš esmės. Dėl to, kad žmonės neturi informacijos. Jie negali turėti informacijos. Žiūrėkit, puikus pavyzdys. Jūs visi apie stadioną girdėjom. Aš vakar dalyvau laidoj. Ir ten visi apie stadioną sklaidomės, ten visi diskutuoja. Ir vienas paprastas klausimas dabar jums. Kiek kainuoja stadionas Vilniaus? Kokios mintys jums iškart iššoka? 200, 100 PM, kokie tik skaičiai nebeiššoka, nes jūs juos visus girdite. Stadionas kainuoja 54 milijonus. Jūs kur nors girdėjote šitą skaičių? Tai čia tiesiog apie mūsų informacinę erdvę ir tai tą rutulį, kuriame mes gyvenam. Mes tiesiog esam,
mes esame intelektualinė ir informacinė pelkė. Ir, atsiprašau, aš čia galbūt nusifilavau, man reikia grįžti, aš labai atsiprašau. Tai va, tai ir nesant, ir kai liberali demokratija, tai kai liberali demokratija grėsia tokie dalykai, koks yra sekantis žingsnis, koks yra pasirinkimas, kas yra iš esmės sakoma, kad žmonės yra tokie. Kitoj pusėje yra vienintelis atsakymas. Autokratija, ar ne? Ką su tuo daryti? Būtent apie tai, tiesą pasakius, ir kalbėjo Orbanas 2009 metais, pasakydamas, kad liberaliai demokratijai atėjo galas. Dabar jisai pasakė, bus neliberalios demokratijos laikai. Save po to pakišdamas ir įsivaizduojant, kokia nors Rusija irgi tokia yra. Bet taip, grėsmė yra labai didelė. Ir visos tos nuotaikos, kurios aš matau, yra tame. Aš atsiprašau už savo nukreipimus. Stengsiuosi dabar jau konkrečiai kalbėti apie konkrečius dalykus. Istorija yra sekantis punktas. Istorija sako, kad jeigu karas prasidės pas mus, nes Putinui nebūtinai reikės pradėti karą su NATO, Putinui reikia užpulti Baltijos šalis, pasiimti ir sakyti, kad gal dabar mes galime susitarti, nes tos Baltijos šalis priklausė Rusijos imperijai, tada yra šansų, kad vakarų Europa nieko nedarys. Iš esmės taip, iš esmės tai, ką mes su jumis seniai kalbam ir kokią projekciją aš turiu. Putino įsivaizdavimas mūsų regiono atžvilgiu labai paprastas. Jisai žino vakarų mentalitetą ir jisai žino, kad vakarai mus laiko ne iki galo vakarų Europa. Pasąmoniai, visi jūs galius kalbas, bet pasąmoniai galvoja Putinas, jeigu ateitų valanda X, jeigu aš pakelčiau statymus taip aukštai, kad vakaram reikėtų sumirksėti, vakarai atsitrauktų. Vakarai pabijotų, juose vis atsirastų kalnai diskusijos apie tai, kad kaip su Ukraina. Žiūrėkit, viskas ne taip vienareikšmiškai, čia anksčiau buvo. Viską tai, ką jūs girdite dabar apie Ukrainą, ne taip vienareikšmiška, viskas persikeltų čia. Visi tie patys dalyviai, Karlsonas važiuotų pas Putiną ir Putinas jam sakytų, bet tai žiūrėkit, 1543 tas ir tas, o kokie kalbėjo LDK, argi ten buvo neslavai ir panašus dalykai ir visi sėdėtų ir gumuliotų, galvoja Putinas. Tai jisai įsitikinęs, kad ateis momentas, kai jisai galės tuos statymus daryti. Kodėl jisai galvoja? Ir čia labai svarbu dabar apie Europą. Kodėl jisai galvoja? Jis žiūri ne šiandieninę dieną, jisai žiūri tai, kas vyksta su mumis ilgesnėje perspektyvoje. Jisai mato, kokios nuotaikos vis labiau ir labiau įsivyrauja Europoje. Jisai supranta, bent jau jis projektuoja, kokie politikai bus po 4-5 metų Europoje, kai jam reikės daryti statymus. Ir jisai įstikinęs, kad jie mirksės. Jie mirksės visom prasmėm. Jam ne tiek Baltijos šalių kaip tokių reikia, jam reikia sugriauti NATO ir tada tos šalis, iš šito regiono šalis pačios važiuos į Maskvą ir bus Orbanais. Masto jisai. Jos bus priverstos žaisti mano žaidimus, taip kaip dabar žaidžia Orbanas. Jos kito tiesiog pasirinkimo neturės, jos jaus per didelę grėsmę. Tai jam reikia tiesiog sugriauti tą paradigmą ir tam reikia, kad sumirksėtų. Tai jisai mato, kas vyksta, kokios nuotaikos Vokietijoje, jisai mato, kokios nuotaikos kitose sostinėse, jisai mato, kur link visą tai eina. Ir čia yra paradoksas su mumis visais. Klausimai, kuriuo aš tikrai neturiu dabar atsakymų. Aš pats esu labai patriotiškas žmogus. Ir čia klausimas, kur yra riba. Kur yra riba mums visiems. Dėl to, kad aš jaučiu, kur visa tai eina ir kiek
toli mes galim nuradikalėti kaip visuomenė. Ir lygiai taip pat kaip mes radikalėja kitos visuomenės. Mes vis daugiau grįžtam prie identiteto politikos. Kas aš esu? Lietuvis, Vilnietis, naujamiesčio gyventojas, vienos ar kitos komandos fanas. Save aš identifikuoju per šituos dalykus. Ir tai yra gražu, problema ir grėsmė, kurią aš jaučiu, kad kiekviena šalis, kai mes tai darom, mes truputį nejučiom savo neužduodam klausimo, kad ir kitas tą daro. Ir kitas tą darydamas, ir tai daro ne tik tai mes ar Latviai, tai daro ir kokie nors ispanai, vokiečiai ir portugalai. Ir užduodami tą klausimą, jie lygiai taip pat gauna tą patį atsakymą. Ar man iš tikrųjų reikia tų visų dalykų, tos visos Europos? Mes esam, tartum, čia pas mus labai populiaru sakyti, kad mes esam labai už Europos Sąjungą. Ar mes esam už Europos Sąjungą parodys vienas paprastas dalykas. Kai pirma diena, kai mes būsime tie, kuriem daugiau reikės mokėti Europos Sąjungos biudžetą, nei mes gausime. Kokios jūs manot nuotaikos Lietuvoje tada bus? Dabar visi dideli Europos fanai vien todėl, kad mes sumokam vieną, o gaunam ten daug kartų daugiau pinigų. Įsivaizduoja situaciją, kai mes mokam už ukrainiečius, Europos Sąjungos narius, už čekus, už Orbaną, už visus kitus, mes įnešinėjom daugiau negu jie. Mes labai greitėjom, mes neįvertinam, mums čia atrodo, kad viskas blogai, mūsų BVP labai auga Europos Sąjungos kontekste ganėtinai smarkiai. Ir gali ateiti diena, kai mes būsime mokėtojai, jinai ateis. Ir tada mes pažiūrėsim, kokie mes Europos fanai. Ir tada atsiranda klausimas, kiek atsiras balsų pas mus, kurie sakys, užtenka su tuo Europą, apie ką čia mes kalbam. Ir lygiai taip pat, ir apie ko aš vedu, laiko klausimas labai netolimas, kai Vokietijoje ir kitur atsiras tas pati filosofija. Kai vokietis tiesiog klauso, kodėl šitą vakarėlį aš apmoku. Ten veda radikali dešinė. Jinai griauna visą tai, kas yra sukurta. Ir sakydami, kad mes norim būti, ir čia yra, kur mes dedam brūkšnį ir kur mes savo, ir kur mes sustojame, sakydami, kad Europa nori būti labai stipri, Europa nori savį identifikuoti vienaip ar kitaip, kur visa tai sustoja ir ar tai neišsprogdina visko labai greit iš vidaus. Suprantat? Europos stiprumas paradoksaliai yra jos, kaip aš visada sakau jums, kempinės tam tikrą logiką. Jeigu mes vis labiau einam į tokio stipraus monolito derinį, ar tai neišsprogdina visko iš vidaus? Nes stiprumas reiškia, kad kiekvienas europietis, kuris dabar diskutuoja ir kalba, Europos Sąjunga ten vėl leido ten kažkokius jogurtus ar ten kažką tai. Jie sakys, kas aš esu šito Europoje ir kodėl aš įnešu pinigus už lietuvius, klaus savęs koks nors Niderlandų pilietis. Prie ko man tie lietuviai? Aš noriu, kad visi šitie migrantai važiuotų lauk, labai legit prašymas, bet kitas klausimas bus, ta prasme, tai yra jų bėdos, kas čia per sąjungą, apie ką čia nais, kodėl jie pradės savo uždavinėti klausimus. Ar ne? Dabar taip, sekantis. Mūsų valdžia nesugeba bendrauti su tauta ir kelia klausimus. Ar mūsų apgins valdžia, ar neišvažiuos, neišskris, kai prasidės karas. Ar jie gali pasakyti, kad jie rūpinasi mūsų saugumu, kokie sprendimai darome, kaip atrodytų mūsų sienos apsauga, kiek mes turime kariuomenės, kiek mes turime bunkerių, kiek turime dronų, dalykų, kurie mums leis apsiginti rytoj. Labai platus klausimas. Karinius tam tikrus dalykus aš norėčiau palikti, bet čia yra pirmas dalykas, kuris man yra apie visuomenės mentalitetą. Ar mes turim tą mentalitetą? Kai mes sakom mūsų valdžia, kas tai yra? Kas yra mūsų valdžia? Dabartinė vyriausybė?
Vyriausybės galia ateina iš parlamento. Vyriausybė yra niekas be parlamento. Kiek balsų, sakykime, turi ši vyriausybė? Realiai 65 kokius. Visa kita yra sėdėjimai ir dalybos, ir susitarimai, ieškant balsų kitoj pusėje. Tai valdžia yra mes visi iš esmės. Tai yra parlamentas ir o to parlamente sėdi žmonės, kurie jaučia nuotaikas. Ir kai mes sakom, sakau, čia labai toksai plati tema dėl to, kad vėl viskas prieina paprasto dalyko. Visi tie dalykai, apie kuriuos šiandien yra kalbami, taip jie yra teisingi. Klausimas yra kitas. Iš kur? Iš kur? Galima susitarti, kad atvažiuotų ginklai, taip jie atvažiuos vėliau. Yra užpirkimai daromi tam, kad atvažiuotų vėliau, nes tokia yra situacija. Bet visų pirma klausimas yra, iš kur visa tai? Mes Kiek uždirba mokytojai? Jie ateina ir jie teisingai klausia. Suprantat? Kai mes sakom valdžia, mes turim užduoti savo klausimus. Aš labai, man tas valdžia ir piliečiai yra labai tas toksai bandymas pritemti, pasakyti, tai yra jūsų atsakomybė. Tai kiekvieno iš mūsų atsakomybė ta prasme, kad kiekvienas mes turime nueiti pas savo politiką ir pasakyti, žiūrėk, kodėl tu taip darai? Kodėl tu žaidi šituos žaidimus? Politikam praeina tai. Praeina dėl to, kad žmonėm tai tinka. Mūsų politika yra atspindys mūsų visuomenės. Politikai nenuleisti iš kosmoso. Jie yra visuomenės atspindys. Tiesą pasakius, dar biškį iškreiptas į gerąją pusę, aš esu įsitikinęs. Pas mus turėtų būti daugiau gražulių, daugiau valkiūnų ir daugiau panašių politikų realiai. Tai taip, valdžia blogai ir prastai bendrauja su visuomenė, bet patikėkit jeigu imti tokį kontekstą, bet patikėkit kiekvienas iš tų politikų, jeigu jūs nuvažiuotumėt vienmandatininkais, jisai gyvena nuotaikomis savo vienmandatiai. Dėl to jisai išėjęs sako, taip, čia saugumas, jisai gali apie tai kalbėti. Bet realiai, kai reikės tai daryti, balsuoti už ten, sakykime, ne už padidintus mokesčius. Aš ne už padidintus mokesčius, aš už tai, kad sutvarkyti tuos mokesčius, kurie yra dabar. Balsų bus 20. Ir tai ne apie valdžią, tai apie visuomenę ir mus. Kodėl? Dėl to, kad visuomenė yra apgauta. 30 metų jam pasakoja tokius dalykus ir jie to tiki. Ir kai sako, valdžia nebendrauja su žmogum, yra nuplaunama truputį atsakomybė visų kitų. Atsakomybė spaudos, atsakomybė pačios visuomenės. Ir viskas supersonalizuojama į 5 žmonės. Ir ne dėl to aš sakau, kad ten, sakykime, viena ar kita politika valdžioja ar nevaldžioja. Čia ne apie tai. Galbūt greitai pasikeis, bet aš sakysiu lygiai tą patį. Ir mūsų valdžia per 30 metų padarė tikrai labai daug, aš esu įsitikinęs. Jinai buvo kritikuojama labai smarkiai dėl to, ką jinai daro. Niekas nebeprisimena, tiesą pasakius, niekas nebeprisimena, kai buvo lygiai, kai Rusija paskelbė sankcijas, kad mes nutraukinėjom bambagyslę su Rusija. Kiek buvo kritikos, jūs neįsivaizduojate. Mažai kas prisimena. Kiek reikėjo tuo metu tie, kurie buvo valdžioje, suvalgyti. Ir čia labai geras pavyzdys Ukraina ir Lietuva. Ukraina, kuri nieko nedarė, kuri sukūrė oligarchinę valstybę, kuri neaukojo nieko ir paliko visas bambagyslės su Rusija, kuri neėjo nei į NATO, nei į Europos Sąjungą. Kiekvienas iš tų žingsnių mums labai brangiai kainavo. Europos Sąjungos narystė, NATO karalystė. Buvo susilaukta labai daug kritikos, nes kaip tu neprekiausi su Rusija? Ar ne? Bet mūsų valdžia tai darė. Ir mes esam ten, kur mes esam, dėl labai sunkių pasirinkimų, kuriuos valdžia darė labai dažnai prieš plauką visuomenės. Prieš plauką.
Ir dėl to visada valdžia būdavo nuplaunama. Būtent dėl to, kad jinai darė tokius dalykus. Ir niekas niekada nepadėkojo. Kas padėkojo kur nors, kad mes esame Europos Sąjungoje? Tie žmonėm, kurie tai padarė. Kas padėkojo, kad mes esame NATO? Tai yra tiesiog savaime suprantama. Ne. Ukrainai geras to pavyzdys. Jinai to nedarė ir jinai dabar turi situaciją, kurią jinai turi ir jinai dabar už tai moka. Kad jinai nedarė tų pasirinkimų tada. Bet šitas kontekstas labai svarbus. Ir sakyti, kad žmonės neišeis. Žiūrėkit, ukrainiečiai nedarė tų pasirinkimų, bet jie kariauja. Didesnė dalis žmonių kare yra čionais. Bet yra didesnė dalis žmonių, kurie žuva herojiškai. Skaičiai yra daug blogesni, negu mes matome viešoje erdvėje. Patikėkit manim. Patikėkit manim, tai ką mes matome ir Lietkalnio viršūnė ir PR-as į vakarus. Ir jie žuva. Nes jie ne apie valdžią. Tai daug didesnis dalykas. Dėl to aš net nebejoju, atėjus valandą X, čia bus žymiai daugiau dalykų. Ir nurašyti tai vien kažko į valdžios ir visuomenės santykį yra nelabai. O dėl, sakau, technologijų, pasirinkti tanką ar droną, čia tikrai aš turiu per mažai kompetencijos ir per mažai informacijos, kad aš tiesiog galėčiau pasakyti vieną ar kitą kontekstą, ko reikia. Nes aš nežinau bendros grandinės, kokie yra susitarimai su kitomis šalimis, kas darytų ir kitus dalykus. Tai aš tikiuosi, kad tie žmonės, kurie priima tos sprendimus, valstybės gynybos taryboje, sėdėdami ir priminėdami, kad jie tai žino, jie turi informacijos ir jie tuos dalykus, dėl to aš niekada nekomentuoju, ar reikia vieno ar kito tanko ar ne, nes aš tiesiog nežinau. Visa tai yra profanacija. Aš ir galbūt netikiu tanku, bet aš nežinau, reikia jo ar nereikia. Taip. Robertas Petrauskas, pasak Roberto, Putinas greičiausiai galvoja, kad Hitleris kaip Europa yra beviltiška, tačiau laikas eina ne Putino naudai. Problema yra tai, kad Putinas nori kažką laimėti, o jo gyvenimas nėra begalinis. Jis tikisi ir tikisi prie pabaigos, todėl karas bus greičiau nei mums atrodo, nes Rusija geba greitai ruoštis karius ir amuniciją, o NATO 5 straipsnis silpnesnis nei bus po 5 metų. Ir taip ir ne. Taip, visiškai sutinku su paradigma, kad Putinas tą momentą, kurį jisai bandys primesti mirksėjimo, jis bus greičiau ir tai labai priklausys, nei mes įsivaizduojam, bet tai labai priklausys nuo dinamikos, kas bus išrinktas prezidentų, Jungtinės Amerikos valstijų, kas bus Vokietijoje, kas darysis. Nes Putinas labai netikėt. Jam vienas didžiausių šito karo atradimų ir nusivylimų, kurie buvo jo nepaskaičiuoti, tai yra Vokietijos reakcija. Jis tikrai kitokios tikėjosi Vokietijos reakcijos. Jisai Vokietijoje buvo įstikinęs, kad ten versle ir politikoje infiltruoti žymiai daugiau žmonių ir jis turi žymiai didesnę galią stabdyti Vokietijos bet kokius valinius veiksmus Rusijos atžvilgiu ir kad Europos žymiai mažiau savo leis. Aišku, jis tikėjosi, kad karas bus trumpesnis, čia kitas dar faktorius. Bet Vokietijos perėjimas į kitą pusę buvo jam didžiausias šokas, vienas didžiausių šokų šio karo, ar ne? Visa kita daugmas išmodeliavo. Tai Putinas bet kokiu atveju žiūri, kas bus Vokietijoje, kas bus Prancūzijoje, kokia tenais dinamika, kas bus Jungtinėse Amerikos valstijose be abejo ir panašus faktoriai, kuriuos jis turės atžvilgti. Bet taip, Putinas kels statymus, nes jo ekonomika dabar stovi tik ant karinių reisų, tai tu tiesiog negali sustoti. Tiesiog tie, kurie dabar jie gamino vamzdžius fabrikam, dabar jie gamina visi raketas ir grįžti prie normalios ekonomikos, prie ankstesnės stadijos praktiškai nebeįmanoma. Politinis elitas išvalytas, visi kiti dalykai, tai praktiškai yra nebeįmanoma. Prie ankstesnė Rusija nebebus tokia, kokia jinai buvo. Ir karui pasibaigus. Čia yra kitas dalykas. Klausimas yra labai paprastas. Putinas kariauja su laiku, tas taip, bet jisai kariauja su laiku, ta prasme, jisai galvoja, kas pirmas grius, vakarai ar jis. Jisai pradėjo šitą karą su vakarais, šitą karą su Ukraina ir šitą karą iš esmės su vakarais,
kariaudamas su laiku. Jisai supranta, kad jeigu jis nieko nedaro, jis tiesiog paskęstų. Natūraliai, savo jachtoje ar kažkur, bet jisai tiesiog, tai pasibaigtų. Tai ką jisai daro, jisai kelia statymus, jisai kel statymus. Bet klausimas čia yra mums. Ar vakarai dabartinė forma, tai apie ką mes su jumis anksčiau kalbėjom, ar vakarai ankstesnė forma sugebės išlikti. Jisai tikisi, kad jisai supranta, kad jo pabaiga artėja, bet jisai galvoja, kad iki mano pabaigos jie greičiau pasibaigs. Rusija savo formą, yra viskas, jie baigėsi. Demografija juos pribaigs. Du faktoriai, kurie nubrėž Rusijos ateitį, tai geografija ir demografija. Demografija jiem yra labai žiauri ir juos pribaiginėja, bet jų pliusas yra geografija ir globalinis atšilimas. Jie bus vieni didžiausių laimėtojų globalinio atšilimo. Klimato kaitos, pavadinkim taip. Ir visom prasmėm. Tiek tai, kiek tenais, pati Rusijos žemė bus šiltesnė ir tai, kiek bus apdirbamos žemės, kiek lengviau bus iškasti dalykus. Ir tai yra logistika keičiasi, nes tada logistika, tai kas eina dabar per apačią pasaulio, ar ne? Pradės eiti prie jo krantus per viršų, ar ne? Ir panašus dalykai, kurie jam duos labai labai daug pliusų. Tai eina jam į naudą, bet demografija pribaiginėja. Ir išvengti demografijos rato yra sunku, nebent čia tie dirbtiniai intelektai ir kyborgai čia viską pakeistų, bet aš nemanau, kad tai yra Rusijos atvejis. Tai vat klausimas yra iš Putino pozicijos, jisai žiūri, jisai supranta, kad taip, man su Kabajevo čia labai toli, mes čia nepašoksim. Bet klausimas yra, kaip atrodys vakarai po 4-5 metų šitoje dinamikoje. Kiek jie turi valios ir kaip jie apskritai atrodo. Ir ką daro Jungtinės Amerikos valstijos. Ir čia ratas užsidaro. Europa vis labiau atranda identiteto politiką. Kiekvienoje šalyje jinai vis labiau ateina ir rinkimus vis ateina žmonės, kurie ieško identiteto partijų. Klausimas, ar pati Europa gali išgyventi, kai visi atranda savo identitetą. Ir mes grįžtame prie to, ko mes pradėjome. Europa yra silpna. Europa yra silpna dėl to, kad iš jos buvo išbrauktas identitetas. Visi kalbėjo apie agurkų formas dydžiuose, o ne tai, kad aš vokietis ar ten kažkas tai. Čekas ar kažkas tai. Tai va, toks yra paradoksas, norisi stiprios Europos ir supranti, kur tai veda. Supranti grėsmės, su kuriomis mes susiduriam ir supranti, ką reikia daryti. Ir supranti, kad tie dalykai, kuriuos reikia daryti, jie visada turi tam tikrą atskirą efektą. Ir čia tiesą pasakius yra politikos esmė. Politikos esmė, nes politikoje nėra teisingo atsakymo. Jeigu ateina politikas ir jums pasako, kad aš žinau atsakymą, jisai tiesiog jo nežino, jisai nesupranta, kad jisai jo nežino, arba jisai tiesiog yra demagogas. Ir tame yra visas paradoksas. Teisingų atsakymų kaip tokių nebūna, yra mažiausia klaidingi atsakymai. Ir tą mes su jumis ir turbūt ir darom čia, mes ieškom mažiausio klaidingų sprendimų, kurie vestų prie pasaulio, kuriame mes norėtumėm gyventi ir kuriame mes būtumėm nugalėtojai, nes mes gyvenam Dievo užantį ir norisi, kad jis liktų Dievo užantis. Pas mus nieks neskraido, praktiškai nieks neskraido, išskyrus pigių skrydžių bendrovės, o dabar į Dubajų pradėsim skristi. Paradoksaliai tai yra blogai, nes tai rodo, kad tiesiog mes esam Dievo užantis, bet iš kitos pusės tai yra Dievo užantis, dėl to čia nereikia skraidyti visiems, kam papuolė, ar ne? Toks lyrinis nukrypimas. Tai tiek šį kartą, aš atsiprašau, kad gausiu taip filosofiškai, jeigu kam nesusiklausė, bet aš tikiuosi mano pagrindinę žinutę jūs gavote.
Dabar turiu tiem, kurie iki dabar manęs klausia, turiu pasakyti, kad išvykstu 3 savaitėm į Jungtinės Amerikos valstijas. Jungtinės Amerikos valstijos mane pakvietė stebėti rinkimų, susitikti su politiniais lyderiais, na, tokia įdomi forma. Tai man tai didelė garbė, bus labai įdomių susitikimų. Tai mes pasijunginėsim su jumis iš Jungtinių Amerikos valstijų ir aš iš ten galėsiu pasakoti, na, iš vidaus, kas tenais vyksta, kaip aš tai matau iš susitikimų, kokios yra nuotaikos, to, apie ką aš jums pasakoju, na, atsitraukimo nuo pasaulio tvarkos pasikeitimo, aš turėsiu galimybę, na, su tais, kurie tuos sprendimus priiminėja, susitikti ir iš karto jums tai pasakoti tiek savo Facebook'e, galbūt padarysiu live, nežinau kaip čia su laiko juostomis bus ir kiek su laiko, ir kiek su pačiu laiku. Taip pat aš stebėsiu rinkimus, na, iš abiejų partijų atstovais, susitikinėsim, stebėsim fiziškai pačius rinkimus, nuotaikas partijų viduje, kodėl pati logika, ne rezultatus pabandysim su jumis analizuoti, bet aš turėsiu galimybę įlysti tenais ir pažiūrėti iš vidaus, kas čia pavilnių darosi, kodėl Bidenas ir Trumpas, kodėl Trumpas ir Bidenas, apie ką čia visa tai yra. Tai iš tikrųjų toks įdomus dalykas, kurį mane pakvietė, atsiprašau, ir bus tai iš tikrųjų tikrai įdomus laikas ir aš jums tai papasakosiu su jumis šitose formatuose ir Facebook'e. Ačiū, kad esat ir važiuojam toliau.